Sveiki gyvi, šiandien turim ypatingą dieną, tai yra pasiruošimo diena prieš Supermoto varžybas. Ir važiuosim su Starku, dar jis dėžėje, reikia jį surinkti, pakraut, susidėti aprangas ir gazuoti aukštadvarį. Antras Supermoto čempionato etapas, turėtų 5 Starkai susirinkti ir bus įdomu sustartuoti, pažiūrėti kaip sekasi su stokiniu Starku tik iš dėžės. Ir manau, turėtų būti smagu. Važiuoju su originaliom padangom ir slikų nededam. Problema šope tai yra vietos trūkumas, tai kartais surinkinėjom, net lauke būna po 10 motų atvažiuoja. Ir taip paleidžiam laiką. Per kiek laiko galvoji išlys jinai, žinai, iš tos dėžės? Aš manau, į keurą 5 minutės po dėžė, kad bus skylė. Šito šuolę pražūtų. Šiandien Markusas baiginėja vieną ypatingą ultra surinkti. Sveiki. Čia yra ultra buildas. Ką mes čia padarėm? Su e-Horneto suspension užmetėm vakiklom. Aišku, čia užmetėm viską, VMX ratlankėje, galė ir prekėm ir daro Torp TC1000 kontrolėmis. Tai buildas čia geras bus. Šią savaitę aš startuosiu street klasėje, nes nespėjau net ir slikų užsisakiau, bet nespėjau užsidėti. Tai slikai yra gėris, bet na ką, šį kartą tupi lentynėlį. Ir einam pas Egi pasisveikinti. Egi, labas. Hello! Va, Egis čia pas mus atsakingas su Bite. Bite, mes turim du šunis. Jo, turim 2 šunis ir pusę laiko užsiemam be filmuojant šunis. Galėtume YouTube kanalą paleisti. Tai va. Dabar žinai, Vestuvių. Tipo, pasti. Šiandien aš važiuoju nelabai pasiruošęs, bet ir nebuvo labai konkrečių planų šie metam startuoti. Buvo pirmas, toks gal ne pirmas, o svarbiausias, kad turėti visą įrangą, ko reikia, kad galėčiau suvažiuoti. Tai labai esu dėkingas gyvenimui, kad dėžėj naujas Starkas ir paruoštas šalmiukas, aprangytė, batai, na, to, ko reikia. Dar aišku, reikia visokių draudimų nuvažiuoti pasimti, reikia, dar daug dalykų, nors šiandien jau treniruočių dieną, bet jie nespėsiu. Bet buvau stovykloje, Ruslano organizuojamoje, tai kažkiek ten toj trasoje teko važinėti, tai viskas good. O šiaip, tiem, kam įdomu pats motosportas, tai tiek ir Suronai, tiek Starkai ir kiti gali jau po biškį važiuoti varžybose. Tarkim, Supermoto čempionate Ruslanas jau praeitais metais užėmė 1 vietą čempionate savo klasėje. Man atrodo, pusi veteranai, seniorai. Bet tikrai stipriai važiuoja ir S1, ir užsienyje. Tai ir net galvojam kitiem metam padaryti tokį dalyką, kad gal Suronus, Talarijas ir panašiai mažesnius motociklus sukviesti į renginukus, treniruotės, stovyklas. Iš tikro Supermoto sportas labai smagus, nes važiuoja ir asfalte, ir bekeliai, ir to elemento yra, ir toks tiek ir tas tikslumas toksai, na, labai fun dalykas. Ir kažkaip matom, kad galėtų būti jog ir Suronai su padangom. O, mano šuo pagrobė skanukus. Su Starku šiaip galima didelį powerbanką iki 7 kWh ar 10 kWh vežtis ir iš jo pakraut. Ypač jeigu jis atiduoda 7 kWh, gali fast chargerį dėti, tai yra su juo gali tada pakrauti per valandą. Pilnai nuo 0 iki 100 per valandą Starkas. Arba dabar naujieji Starkai supermotiniai jau atkeliauja su va tokiu portable chargeriu 3 kW. Tai per 2 valandas nuo 0 iki 100, o nuo 20 iki 80% per valandą. Tai kažkur sustoji, papietavai ir gali vėl gazuoti. Tai va, dabar reikia įdėti telefoną. Telefoną susetapinti čia sunkiausia. Reikia labai smulkios Starko jungtys ir jos IP-Sham9, tai yra reiškia po vandeniu gali važiuoti
pilnai motociklą panardinęs, bet labai sunku jas tiksliai pataikyti ir sujungti. Tai dėl to veido mimika tokia ryški. Tai trumpas dar toksai va ką setupą pasidaręs būsę multivanę, tai įsidėjęs šunio narvą. Čia įvažiuoja motociklas, yra specialiai jam pritaikytas dėklas, važiuoja priekinis ratas ir tada su diržais jį tiesiog žik pristumėm, prirakinam ir važiuojam. Vaikis sėdi priekyje, žmonelė gale, kėdės, staliukai, palapinės ir beliko viską tik sukrauti. Pirmas dar čia kapas, kaip ar stabdžiai veikia. Nu, žiūrim ar stabdžiai veikia. Abudu važiuojam. Ne? Ai, ten, bet aš nenoriu išsipurvinti. Čia ant asfaltuko pavažiuojam. Nu, žiūrim ar stabdžiai veikia. Nu ir stabdam, abu. Ir važiuojam į supermoto treniruočių dieną, gal dar spėsiu bent porą ratų pravažiuoti. O šiaip visiškai naujas tarkas pakrautas į treniruotę, į varžybas. Žiauriai smagus jausmas, eina savo šnaiką. Aš ta prasme visą gyvenimą atvirku, parduodu dėvėtus daiktus, ten visokius upgrade'idi, ten tų motociklų praėję, belė kiek. Ir turėti naują daiktą, tai yra... Ačiū. Kur važiuojam, papasakok? Į lenktynės. Kaip tai Nora gale? Apkrauta. Aš tai... O kur suki? Žodžiu, kadangi užsivėlinom, tai turiu 10 minučių išsikraut starką ir apsirengti ir išvažiuoti į trasą, kad į treniruotę suspėti. Challenge, žodžiu. Nu gerai, antras važiavimas jau geriau, biškį padanga daugiau užsiguldo, bet vienu metu paleidau galą, kažkur nurovė, tai labai keistas buvo jausmas. Žiauriai fainai, viskas visi laimingi, visi patenkinti. Oras geras? Geras kelias, vadovas vienas iš vadovų. Ačiū jiem, kad jie sugrįžo, šaunuoliai. Geras kelias. Nu, geras kelias. Viskas šauniai, visi laimingi, visi patenkinti, nuotaikas labai geras, viskas super, viskas paruošta, vakar viskas jau net buvo paruošta. Jėga. Tai rytoj geros nuotaikos, gerų startų, live transliacija nuo 2 valandų. Nu, čia jau naujiena. Rezultatas visko, tai kad laukiam. Jėga. Laukiam žiūrovų, like, subscribe, sekit matą. Tai Ruslana. Nu, tai ką, naktiem. Starkas. Ir akintas, palapiniai. Varom mėgot. Labas rytas, visi emocijai jau pakrauti per naktį, tai fainai. Nu ir ką, dabar dar reikia šiek tiek pasipūsti priekinę padangą. Nu ir ką, galima gazuoti. Nu tai šiandien į supermoto varžybas atvažiavo 5 starkai. Beveik visi būsim arba street klasiai, arba H4. Tai yra dar hobby klasė. Vienas yra, kas važiuoja S1, bet veteranų klasė. Dar turėjo 2 atliekti. Šiaip, kas labai fainai su supermoto, švarus sportas palyginus su motokrosu ar enduro. Viskas asfaltas. Aišku, yra ir offroado, bet visai kitas feelas. Ant asfalto čia visi išsitiesia. Communities toksai labai fainas. Vaikai, šunys, žmonos, toksai gero vaibo. Jeigu kas va renkasi sportą, kurį norėtų lėkti, ar ten motokrosas, ar enduro, jie yra geri, nes reikalingi tie skillsai. Bet supermoto apima 2 disciplinas. Tai va, tai šiandien tikslas yra tiesiog pravažiuoti, pasižiūrėti dėl savęs, niekur neskubu, važiuoju su street padangomis. Pirmą kartą šildytuvus susidėjau, tai visai kitaip veikia. Šildytuvų yra Ford Moto Racing, lietuviai. Starkas iš esmės yra stokinis, su stok diskais, stok kaliperiu, bet šiaip esmė eina kaliperiai šiti tališki Asoksato. Žodžiu,
jie yra tikrai daug aštresni, tik paspaudžia iš karto kabiną. Kai Starko originalūs, kad ir geri, bet jie yra ganėtinai dar tokie nereisinginiai. Nes gatvėje gal ir nereikia, kad iš karto užčiuptų gali užblokuoti ratą. Tai dabar neužilgo bus už valandos kvalifikacija ir tada 2 lenktynių startai. Žinai, kaip dabar negaliu per daug į priekį startą padaryti gerą, nes daug greitesni važiuoja toj pačioj grupiai. Tai jeigu aš jos apsilenksiu, tai tada mane visi ant pirmo posūkio ten lenksis. Bet negaliu per daug prasto padaryti, nes yra dar 5 konkurentai mano klasiai. Reikia vidutiniškai gerą startą padaryti. Nu ir tada pasižiūrėjau, mano laikas nuo mano klasiai skiriasi per 1,5 sekundės. Dar aš nejaučiau, kad jį pilnai guldžiau, plus padangas pirmai šildžiau ant vidutiniško, ne ant karšto. Nu tai dabar bus įdomu pasižiūrėti. Ką žinau, jaudinuosi, norisi gerai rezultato, o kaip bus, tai matysi. Ką žmona sakė? Suk rankeną. Sakė, nestabdyk, nebūk stabdį, suk rankeną. Ir startas. Įtampa didelė, nes yra didelė susidūrimų tikimybė, kai lekia visi taip greitai, pirmi posūkiai, neaišku, kas apsišildęs padangas, kas suklys, kas išlėks iš trasos. Ypatingai daug dėmesio ir susikaupimo reikalaujanti fazė lenktynių, tai yra pirmas pusė rato, po to pamažu atsiranda skirtumas tarp greitesnių ir lėtesnių važiuotojų ir spaudimas. Niekas nenori prasileisti, visi nori apsilenkti. Lėkimas, lėkimas, lėkimas. Maksimaliai su šiltom padangom, su šildytuvais gaunasi pats smagumas. Ir pirmi posūkiai. Nors ir gatvinės, tai yra Dunlop Sports Max. Tai yra beveik sliko tipo padangos, bet vis tiek gatvinės. Minkštos, bet neslikai. Na ir Aukštadvario kartodromas žiauriai gera kibė danga. Tai galima guldyti. Dar tikrai nesiryžau pirmose varžybose guldyti iki kelieno braukimo ar alkūnės. Kaip žinia, kaip sakiau, be slikų. Tai vieną prasileidžiam, kažkokią situaciją, neleidžiam jo bėdos, jeigu nori apsilenkti. Važiuojam, gazuojam toliau. Pasidaręs esu 65 arklius ir Starkas iš posūkio išeinant, kyla ant vieno rato. Stabdžių pilnumoje užtenka, jie yra brembiniai. Ir į tiesiąją išeinam. Greitis maksimalus, nežinau, iki 100, per plačiai išvažiuoju, prasileidžiu varžovą, bet jis iš kitos klasės. Tad vis tiek bandau jį pasiimti iš sportinio intereso, nors nėra aktualu. Vaizdas kaip iš žaidimo, kaip iš GTA. Jo, geriausia vidinis tas dialogas, kamerą įrašiau, tipo, nedarai klaidų, nepraleidi. Čia pilna. Jau pradedi važiuoti, viskas pasimiršta. Jo. Ir šiandien trepkiai, tai pravažiavau lievai, toks, nu, tipo, net neišėjo spausta, atrodo. Galvoju, ne ta lieva, bet nu visien azartas įsijungia. Kaip jums sekės? Šauniai, viskas puiku, motociklas važiuoja idealiai, galvos skausmų jokių nėra, savo klasį pirmas. Labai gerai važiuoja, traukos pilnos akys, nu ką žinom. Aišku, pas mane tininguotas, jisai paruoštas ir daugiau sportų, kad kur kas lengviau turbūt važiuoti negu su standartiniu, bet yra kaip yra, visi gali pasiruošti savo motociklą kur kas geriau, bet Starkas pats, tai man labai gerai, labai pigu važiuoti, nereikia pilti kuro, nieko rūpintis, sankabų, tuslintuvų, garsą visada praeina, tylus, draugiškas aplinkai, super viskas labai sveiki. Čia yra čempionų veisėjas, turi 2 bergus ir 2 užveisė. Čia ir kokį įspūdį važiuojant, tarkim, su Starku ir su benzininiu palygiu.
Pirmas dalykas, kuris yra labai džiugina, tai yra tėvus starkas, tėvam. Pradinė investicija, toliau visi remontuoja, visi reguliuoja, visi kažką tai. O čia netgi yra starko dėžutė, yra tam tikri įrankiai, kurių yra visiškai nedaug komplekte ir jo pakanka aptarnavimui nulis. Kas iš piniginės prizmės tėvam, apskritai ir sportininkui, nes remontai vyksta po kritimo, starko yra nulis. Jokių mišinių reguliavimų, jokių paprastumo koeficientas yra labai didelis. Startas, važiuojame. Ir visi lenda į pirmą posūkį, pavyksta apsilenkti savo grupės priešininkus ir 2 krenta. O, 3 papuola, 4 šoka už trasos. Na ir kas, slow motionas, lekiam toliau, gazuojam, Tauras priekyje su Starku. Kiti 2 Starkai nukrito gale, o Ruslanas iš viso kitoj klasiai. Tai dabar sėdžiu galinio rato kitam Starkui ir pirmus posūkius guldom. Kas įdomiausia, Tauras lekia su slikais, o pas mane gatvinės semislik padangos. Tai visai smagu, kad nepabėga. Stabdyk, eina. Per šitas varžybas jau zulinu savo trajektorijas, jau išgaudau taip, kaip reikia. Gera knyga apie tai, Wrist of the Throttle. Kaip guldyti į posūkį, kokios trajektorijos, kada gazas, kada stabdis. Tai iš teorinės patirties tiek, o visa kita praktika. Lekiam, gazuojam, taikausi biški kitom trajektorijom, bet Tauras kažkur mano lygio ir apsilenkti jį man bus labai sunku, jeigu iš viso pavyks. Šitam posūkį pamečiau galinę padangą, slystelėjo, bet įsijungė traction controlas. Ir važiuoti su Starku yra vienas malonumas, kai yra stabdžiai ant rankų, tai aš visą tai kontroliuoju be kojų, be sankabos, be bėgių, be kojinio stabdžio. Ir tiesiog tai yra kaip čytinimas, daug greičiau, daug daugiau momentų. Ant 65 arklių aš visą atkeliu priekį nuo asfalto, užtektų gal ir 60, bet tiesiojoje tikrai prireikia susimažinti atstumą. Ir rodo kiekvieno rato įveikimo laiką, tai vis šlifuoju, kai treniruotėse buvo minutė 7, kvalifikacijoje minutė 4, dabar artėju minutė 3, minutė 2 ir varžybų gale, kai kvėpavo man į nugarą ilgą laiką priešininkas, tai pasiekiau savo asmeninį trasos rekordą, tai yra minutė 1 su gatvinėmis padangomis. Ir jaučiu, kad man važiuoja iš nugaros priešininkas su benzininiu motoru, bet negaliu aš jo praleisti. Kodėl? Nes galvoju, kad mano priešininkas iš mano klasės, o čia pasirodo stipresnės, greitesnės klasės, buvo papuolęs į zavalą ir važiavo už manęs. Girdėjau, kaip visom kitom trajektorijom bandė taikyti, visą aplenkti, bet tiesiog pavyko šitoj vietoj atitrūkti ir nebeprisileisti. Ir finišo linija. Masinis griūtis buvo. Aš mačiau, aš ją... Aš galvojau, kad tu ten papuolė ir nebandau sužiūrėti asfaltas vienas Starkas, bet net tu Lukas. Ja. O po to už manęs Ūlė važiavo, jis kitoj klasės, vapšė, aš galvojau ten Estas su Honda man ant šiknos ir aš neleidžiu jam lenkti, o jis daug greitesnis. Eisiu jam pasakyti, kad netyčia. Ei, noriu dabar. Tuoj pažiūriu ir... Ai, du. Tuoj. Yeah. 3. Davai parodyk šaikai. Pasuk. Buvo avarija, zavalas, pavyko išvengti, vidinę pusę įlindau. Labai gerai startą pavyko. Šiaip su Starku hekas, pasakysiu savo konkurentam, bet įspaudi galinį
Ne, priekinį stabdį, susėda lyg su startuku ir tada išvažiuoji. Su sankaba taip neišėjai. Tai labai gerai abu kartu startą pasėmiau, nors ir kvalifikacijoje stovėjau beveik prie galo, 14 vietoj, bet iškart 1, 2 ar 3 konkurentus iš karto prasilenkiau vien dėl turbūt šitos technikos. Ir tiesiog geras startas, jau kaip pasiemi po to Ūlė greitesnis raideris, bet papuolė į Zavalą, bandė apsilenkti, nepraleidinėjau ir beveik visas varžybas važiavo ant rato. Galvojau, kad Estas važiuoja, mano konkurentas iš mano klasės, galvoju, nepraleisiu. Pasirodo taip. Galvojau, Estas ten varo. Nešiu traukis. Aš galvoju vietoj, girdžiu kažką. Nešiu traukis. Nu, Mindaugai, buvo Zavalas, kas Romo Mocui, rankinėlė. Bet važiavo toliau. Bet buvo apsaugos susidėjęs, ar ne? Bet nenulūžo, tai gerai. Čia tavo nauji. Tai čia šiti, tai įmidėdi kai koinė, žinai. Bet kas? Slideris sulaikė ir viskas. Nu, liuks. Iškiai. Bet čia šitam priklauso. Taip gavus, grandininė reakcija, nieko nepadarė. Bet ne Romas pirmas kažkas, aš mačiau, kad 3. Mačiau, kad Romas gulėjo. Dar 2 Romą. Okay. Prieš Romą, Romas tada stabdo. Jo. Ir tada dar 2. Mačiau Zavalą, gridai pralėkiau. Gavau 300 eurų iš Starko tiesiai kortelę už tai, kad važiavau tarp benzininių ir laimėjau tiek motokrose, tiek enduro, tiek cross-country, visi gali registruotis, bandyti. Dėl Supermoto jau Rusla gavo, aš gavau. Ir pirmoji vieta Matas Rinkevičius. SL laimėtojas. Ateinantis tikimiausių gerbėjų, kuris beje Ansimo Vitaro. Begia, kodėl kukurūzų nelaimėjau? Savaitgalis gerai, 1 vieta su Starku, street klasėje, slikai, ne slikai, o gatvinės padangos, bet vis tiek susivažiavo, nieko nereikėjo daryti, kai tiesiai gazuot. Kitą kartą norėtųsi labiau gal pasiruošti, tą matui paruošti baiką ir važiuoti. Elektrą rūlyt, viskas liuks, galima gazuoti. Matom kitam epizode. Čiau.